Labuką. Nu ką, pradedam naują dienelę. O naują dienelę prasideda su vakarykščiais nuotykiais. Važiavau. Vakarė pasikrovė savo tokiu smėlynu. Na jau matos provežas kokias yra. Per kamerą gal taip neperteik. Bet realiai kažkur 20 cm gylio provežas. Tai va čia tas kelias yra, kur buvau privatininką prašęs, kad padėtų šakų. Nes yra kelias vietas įlūžusias, jeigu taip gali pavadinti. Tai va ten matos priekį biški. Čia kaip į normaliai. Ir kur mašina yra, ten tai jau stipriai. Aišku, ir čia jau yra. Va čia. Gera dobelė, čiut ne iki kelių gylė. Nu ir vakar važiuojant pradėjau biški sunkiau traukti, sakau, reikia pavarą pasimažinti. Ir kai pasimažino, pisti sustoja mašina. Sustoja, sakau, reikia atbulą duoti. Padaviau atbulą, tik tais paukšt kažkas tai. Tas kažkas tai pradėjo čia visur garai eit. Ir teka stoti, nakvoti ant tokios vietos. Pasikėliau kabiną, žiūriu, kad interkulerė šlanga nutraukta, nuplėšta yra. Antifriza viena šlangutė nuplėšta. Ir duslerkės gofra nuplėšta, nu dabar nesimato. Tai šiandien turėtų atvažiuoti tiekėjais, atvežti detalės. Tai reiks kažkaip nupasakot, kur atvažiuoti, nes žmogus nesinaudoja išmaniaisiais įrenginiais. Tai neįsivaizduoju, kaip čia reiks papasakot, kaip atvažiuoti tą vietą. Ir kits dalyks dabar tam, kad tą šlangutę nusakyt kokią paimt. Tiksliau ne pačią šlangutę, ten turbūt toksai pajungiams. Fiksatorius toksai. Ten yra pats nulaužtas, tai reikia dabar vėl pasikelti kabiną ir nuimti tą adapterį. Galėjau vakar nuimti, aišku. Kažkaip nepagalvojau, kai nuleidau kabiną, tada tik prisiminiau, kad gali reikėti. Nes vis tiek reikės diametrą maždaug, o gal kokie skaičiukai bus to adapteriaus. Tai jeigu bus skaičiukai, tai bus lengviau paimti. O jeigu nebus, tai kažkaip reiks nupasakot, nes nuotraukas irgi nenusiųsi. Kadangi vienas dalykas čia nelabai su ryšiu kažkas tai yra. Kits dalykas, kaip minėjau, išmaniaisiais įrenginiais nelabai naudojas. Tai praktiškai su lig bumperiu jau sėdu. Na, aišku, čia taip žiauriai atrodo gal. Bet realiai taip žiauriai nėra. Nes priekiniai ratai, kaip minėjau, yra siauresni. Tai nori nenori smengt giliau, o galiniai visai normaliai čia dar. Čia va. Aišku, lyginant su kraštu, tai čia ta prasme, nuolydis tas metrą gal giliai yra. Bet čia va, yra jau pokyčiai. Turėčiau išvažiuoti. Nu, jeigu jau neišvažiuosiu, ką reiks nusikrauti medieną. Ir visi. Kas šudiniausia, kad per čia, aišku, jau nebevažiuosiu. Reiks važiuoti kažkur tai per kitą galą, bet tam, kad važiuoti per kitą galą, reiks atbalą stumtis. Tai va, reiks bandyti, žiūrėti, eit paskui, pasižiūrėti, kaip čia, kur čia gali nuvažiuoti. Atbalą. Svarbu, kad vingių nebūtų posūkių kažkokiu tai. Nes jeigu bus posūkiai, tai biški problematiška bus. O čia jau bus be šansų pramušti. Arba šakų dėti kažkokiu tai. Bet šakų tai nežinau. Tai va, yra ten du keliai, vienas išvažiuoti į sandėlį ir per pievą. Per pievą ten be šansų irgi bus jau pravažiuoti. Nes tuščias buksuoji, o pilns jau labiau užbuksuotum. Tai yra dar navigacija, bent jau rodo dar vieną keliuką. Bet kaip jau kažkada minėjau, tais keliukais pasikliaut ne.
Vakar nebeatsimenu, iki kur aš čia buvau davažiavęs, kad buksuot man pradėjo vėl. Stūmiaus atbulą. Ir kaip minėjau, bestumiant atbulą jau toj vietoj buvo raguoliai. Tai va, dabar reikia pasikelti kabiną, tam, kad pasikelti, blemba, ten irgi reikaliukų yra, nes pas mane čia yra toksai varžtas, kurį reikia pasukti, tam, kad kabiną pakelti ar nuleisti į skirtingas pusės. Ir tas varžtas žiauriai sunkiai sukinėjęs, su tuo spec raktu nein pasukti. Turi naudoti parankinės priemonės visokias, tai užknis. Nes vis tiek turėsiu pasikelti, nusimti detalę, nuleisti. Nes kol atvažiuosiu iš Šiaulių, į pradžią parduotuvę turiu nuvažiuoti, surinkti detalės tas, tada sulaukti, kol žmogus atvažiuos, vėl pasikelti, tada pasikeistas detalės ir nuleisti. Reikia tikėtis, kad tik tas te bus. Nu ką, persukom tą varžtą. Nu nebebuvo taip sunkiai, nes vakar jau buvo viskas išbandyta. Tai neužtruko ilgai. Dabar reikia pasikelti kabiną. Kapotą vadinam atsidarėm. Jungiam įrankius. Kažkuris sunkiau lent, kažkuris lengviau. Taip. Nu va, pasikeliam kabiną, žiauriai atrodo. Blemba, baisu visą laiką, kad atrodo žemė, kai virs kabina. Tai va, ką mums čia reikia padaryti? Tai reikia gofrą pakeisti, nes va, kokia skylė atsirado. Man plerpdavo anksčiau ties kažkokiam apsukom. Tai matyt, gal kažkiek įtrūkusi buvo, bet dabar taip jau davė normaliai. Pratrūko visai. Ir, kaip nenoriu purvintis, išsėmiau drabužius, reikia persimauti. Nu va, pasipuošiam. Dabar jau bus negaila ir lyst purvintis. Lemba, su gerais drabužiais vis tiek taip nelabai noris. Taip, tai mums reikia dabar nuimti. Va, šlangutė trūka. Šlangutė, o čia adapteris. Spėrė jums. Lemba. Nuimsi dar. Reikia kažkaip tai tvirtinti. Kaip čia geriau pritvirtinus tave. Taip gal kažkaip. Ir bandom nuimti. Opapa. Opa, nusijėmė. Pakankamai nesunkiai. Tai va, čia va, plasmasiuks toksai va. Nulūža. Aučia. Čia va lika pačioj šlangoj. Tai tą chamutą nuimsma. O reikia dabar tokią daiktą. Kažkokie skaičiukai ir 10. Nu, reiks pažiūrėti. Panagrinėti. Tai dedam į kišenę tą daiktą. O, kažkada turėjau. Plasmasė kažkokia. Taip. Tai visą antifrizą, nu ne visą, bet didžiąją dalį antifrizą išpūtė lauk. Svarbu diržai vietoj. Direktorius sako, gal radiatorių pakėlė, kad sako, nutraukė.
Kad sakau, nebuvo kur čia pakelti radiatorių. Tai va, tą bandūrą reiks pakeisti. Čia atsukti, ten kažkaip atsukti ir nuimti. Turėtų naują atvežti, nu gal nebeplerps tada, nes ties 1800 liktai apsukų pradėdavo man plerpti. Toksai garsas subliaudavo taip. Aišku, jeigu ilgesnį laiką važiuoji, tai taip pastoviai ir bliauna. O gal ir ne dėl to. O kits dalyks, kaip minėjau, nušovė interkulerį žarnoką šlangą. Direktorius sako, ar išsimovė, ar nutraukė. Nu, čia yra nuplėšta. Gal ir galite tą pačią uždėti, bet čia kažkaip labai trumpa atrodo. Tai va, nu ką, galim kaip prie darbo nusiminėti. Nu ir pasirodo, čia kaip ir nuėmėm tą detalę. Ta nuo šlangas angalį. Bet bėda yra daug didesnė. Nesimato. Žodžiu, ten vat trūkusi variklė laikančioji. Aš sakau, kad man kažkaip taip lyg ir tas variklis pakrypęs, nes čia va šlanga persilenkusi. Nu galvojau, gal čia nuo karšto oro, kadangi jau čia išbėganti frizas, gal susispaudė, bet kitoj pusėj interkulerio šlanga, kuriein kažkaip blemba. Sakau, kaip ir turėtų eit turbūt tiesiai, nes perlenkt čia be šansų. Nu, ta prasme gali, bet nu ne tokia šlanga, tada būtų visai būtų kampai iškart. O čia va kur biški šonų kažkaip, sakau, ne, kažkas ne to. Tai man pasirodo bėdas daug rimtesnės. Tai nusimato ilgs remontas. Nu va, nauja patirtis. Su lankščia vilktim. Nu, lengvoje tai nekartą yra tekę ir traukti, ir būt traukiamam. O čia sunkvežimį. Tai nejauku, nemalonu. Čia va tantalai orą padavims į mašiną, kad būtų stabdžiai. Ir kad atleista tiksliau stabdžius. Nes jeigu jau neatleista, tai nelabai ir pavažiuotum. O lanksta vilktis tai jau savaime suprantama dėl ko. Tems tada blembai dulksna tokia purška. Aišku, gali būti blogiau. Nėra taip jau labai blogai. Bet tik tiek, kad labai toli važiuoti, o jau rankas dabar jau paskauda. Besukinėti. Kažkaip žiauriai sunkiai sukas. Aišku, variklis nedirb, tai ką norėti. Įtrauki, kiek jėgas eina. Ir ta lanksti vilktis blemba. Prie kokią kalniuką to pristabdai. Tas, kuris ten biški pavažiuoja į priekį, toks gaunas tampimas. Nein taip tolygiai išlaikyti to įtempimą. Vis tiek nenori biški atleidi. Stabdžiai plus ne taip vis tiek reaguoja kaip užvestai mašinai. Stiprintuvo nėra vis tiek. Bet blogiausia tai, kad vat vairą ten sunkiau sukti yra. Ir kažkaip pastoviai į kairę turiu, taip nori dešinę mest labai. Tai turi būti į kairę tik įrėmęs pakankamai stipriai. Tai kai jau priekiai kažką pamatavo kolega,
informuoji, kad pristabdyčiau iš anksto. Ilgai užsitęs tą kelionę, nes vis tiek važiuojam ką čia 50 maksimum, o atstums virš 100 kilometrų. Nusimato, o gulintis. Prisistabdom. Pradžiai buvom suviniojant oro padavimą pririšę prie virvės. Kaip ir atrodo neblogai, bet vis tiek kartais liet asfaltą. Svoris vis tiek tos virvės yra nemažas. Liet asfaltą ir pratrynė šlangą. Tai buvom nuvažiavę gal, nežinau, 10-20 km maksimum. Kažkai 20 da buvom nuvažiavę, kaip pratrynė. Atjungiam kardaną, kad nesuktų galinių ašių, tiksliau, kad nesuktų greičių dėžės. Keturi varžtai, bet blemba, kol atsukau, tai teka paprakaituoti, taip gerai užkepę, prieit, su kokiu vamzdžiu nelabai yra kaip, tai su plaktuku pasidarbavus atsukau. Nedaug, 4 varžtukai tik tais. Nu ką, važiuojam toliau remontuotis savo bolidą. Visą dienelę vakar pradirbom, kol išėmėm tas variklio ausis. Pasirodo net ne vieną trūkusį, o dvi. Abidvi realiai, priekį ir galę, vienoj pusėj. Kas ten ta pusė, keleivio pusė, dešinė. Tai viena matos galinė tokia, yra stambesnė ta ausis, jau trūkusi seniai, nes nusizulinę visi tie nelygumai, viena į kitą plokštės, trynės tos ausies dalis tiksliau. Tai nusizulina, gal ten apačiai kažkiek ir matos tokia šviesesnė vieta, nes 2/3 tokia jau pajuodusi, nuo purvo matyt, nuo nešvarumų visokių prisitrynę, o kita pusė irgi nusitrynusi, nusizulinusi, bet šviesi, balta. Duraliuminė spalva tokia. Tai neaišku, ten visa jau buvo anksčiau trūkusi ar ne visa. Jausis kaip nesijautė, kad trūkusi yra. Nes nei ten kažkoks tai virpėjams buvo, nei drebėjams jautės kažkoks stiprus. Bet matyt, tiek tai reikėjo, kad ir priekinė ta ausis trūktų. O priekinė tai matosi, ten šviežiai trūkusi. Tai tiek į tą trūką. Biškento smėlę sudrebėjo stipriau variklis ir vse, trūka. Tai va, sakau, vakar visą dienelę, kol išėmėm. Tai 100, aišku, yra turbūt gal iš dalies lengviau, iš dalies sunkiau. Sunkiau dėl to, kad varžtai vis tiek yra prikepę, kol randi, kur ten, ką ten prieit, kaip išsukt. O lengviau, nes kaip bebūtų, ta ausis į 2 dalis skilusi ir kiekvieną dalį atskirai išimti yra lengviau nei cielą tokia. Tai bus matyti šiandien. Šiandien atvež, sakė, 10 val. Į Šiaulius atveš detalę, tai bazėje bus gal, iki 10, ta prasme atvežti. Ten irgi negalėjau taip tikėti, kad grinai 10 ir bus. O bazėje bus ant pietų, reiškia, kažkur tai. Kadangi penktadienis, tai klausims, kiek čia mes spėsim padaryti. Gal vieną ausį spėsim įdėti. Bus matyti. Bet ten irgi, blemba, tie prieimai tokie. Galinė ausį pagalbę reikėjo variklę nusimda, plus tam, kad pagalbę nuimtum. Laidų laikiklį tokį metalinį visą. Atrodo irgi, kas šeimiai nuėmė ir viso. Bet ten blembai laidus, zateškės nukarpyk ir prieims da toks irgi nėra labai puikus. Kažkaip nusiėmė, bet va, viskam laiks yra gaištams.
O priekiniai kaip ir viskas gerai, bet blemba ventiliatoriaus apsaugos laikiklis tvirtinas to pačiu prie ausies. Prie to varščiuką, ką prieitum irgi reikia nuimti variklę tą blemba gumą pagalbę, tai yra užstriga mintys yra, o pasakyti neišeina. Nu ten kaip ir nesunku, 4 varžtai nuėmė ir vse, nusijam pakankamai gražiai tą priekinę pagalbę. Bet, sakau, tą varščiuką išimt tam, kai išimt, 10 varščiuks dedas, tam, kai išimt su rakčiuku, turi 3 padėtis rakčiuką keisti. Su pačiu priekiu rakčiuką. Kad ir prieini, bet nein pasukti. Neužtenktos vietas. O uždėjus kitą galą, jau apvalų žiedą, kur yra. Tai va per vieną tą tokį pasukimą pasisuk, apsuki, vėl pasisuk ir tada jau išeina uždėti priekį. Priekis biš pasisuk. Ir va taip visas 3 pusės turi kaitalioti. Žiedinuką kažkokią sutirkšlikę uždėti neišein. Nu, išein, bet tai ne iš karto automatiškai yra didesnė. Tie žiedukai patys. Tai nein pasukti nieką. Gal kaip priveršti reikės, ten galės jau biški, nes vienu tarpu lygiai ir galėjau uždėti ir toks po vieną tą karpiuką tik atsisukdavo tik tais, tai ten belia kiek ilgai sukas. O terkšlę su galvutę uždėti net neim, nes ten vietos tiek nėra. Tai vat, nuimti yra nuimti, o kai reiks įtaikyti, kažkai kaip ten bus. Na, aišku, kažkaip įtaikysi, bet reikia tikėtis, kad nepamesam tų varščiukų visų ten. Nu, o kol parveš detalės, reikės dasipilti hidraulinės skysčio, nes per visus to žarno trukimus yra nubėgę. Apie pusę baką yra. Reiks dasipilti, kad jau esam vietoj, kad negaiš laiką be reikalo. Ir paskui reiks dar vieną šlangą, net nepasikeist, bet ne šlangą tiksliau, o suktuką pasikeisti. Prie kelmo sukas ten, kai su kranu sukinės, tą šlangą kartu su tavim vaikšto visur. Ir apačiai tam, kad vaikščiotų, na negali laužytis, yra suktuks specialus. Tas suktuks man yra ten jau matyti išdėlės ir praleidinėjai hidraulinį skystį, nes pastovi apsišlapiavęs yra, nu ta vieta apsišlapiavęs. Nu į vieną lempą da pasijungti, bet ten į Arundą esu pasidaręs greitą jungti. Ir paprasčiausiai iš tos greitos jungties, kai man nukelinėja strėlę, tam, ką galėtų iškrauti, lemba, kad čia vilkės dėdė, tam, kad galėtų nukelti, nu, ta prasme, nukrauti kėlę strėlės su savo žnypliam kolega. Tarp beržiuko kiša ta mano strėlė ir per šakas, kai braukė, laids nutrūka. Nu, nenutrūkas, kai išsitraukė realiai iš tos greitos jungties. Tai ten tas pats, kas į nieką. Svarbu rimčiau nieko nėra. Nu ir bus matyt surinkus, kas čia gausis. Aišku, surinkti turbūt pavyks tik tais pirmadienį. Nes sako, penktadienis, jeigu ant pietų tik parveš detalės, nu ką tu ten. Kažkaip nesinori naktinėti labai jau. Tai va.